Žiūrėkit, koks fainas 2021 metų Jeepas Gladiatorius sportas. 3,5 varikliukas, o toks custom-made padarytas kaip pick-up trokelis. Jisai turi 57 tūkstančius mylių, parsiduoda draudimas. Sausio 19 bus aukcionas. Dabartinis statymas jau dabar yra pastatyta $10 000 už jį, o jisai gavęs yra per dugną. Matot, važiuoklė yra nukritus, dešinysis ratas irgi pasvyręs, o čia yra amortikas iškritęs lauk. Toks jo mušimas. Ir draudimas nurašė ir jis atsirado aukcione. Tai jis yra run and drive'as, mušimas dar buvo į bamperį, į grotelės, į šoną, kapotas liestas. Lempa atrodo yra sveika, bet tokia gražiai skirtinė spalva. Slenkščiai sveiki. Stogas irgi matau sveikas, matot ir lempos sudėtos, jau toks gražiai padarytas. Taip, vienam apeisim šitą šonas, irgi matau, kad jis yra tvarkingas. Dangtis irgi nesuplėšytas. O atgausi dovanų ir kilimą dar. Jo, gražiai atrodo, dideli ratai, spalva, toksai labai agresyviai. Slenkščiai šitoj pusėje matau irgi viskas gerai su jais. Pasižiūrim į vidų, medžiaginis juodas salonas, kolonėlės. Gražiai atrodo tikrai. Ant kapoto tas toksai, kaip turbo, žinai, toksai uždėtas. Gerai, einam pabandysim, užsivesim ir pasižiūrėsim, kas čia su juo vyksta. Tai cold startas. Varikliukas kaip bitutė. Užsiveda be problemų, variklis liestas nebuvo. Čia viskas irgi veikia. Nesulaužytas, sėdynės nesuplėšytos, neišplyšusios. Viskas yra tvarkoj. Matot, 56 718 mylių turi. Jo, variklis dirba tvarkoj, viskas gerai. Tai sausio 19, jeigu kam įdomu, susisiekit ir galėsim parvežti šitą žvėriuką.